0,3% visų gyventojų, o kai kuriuose miestuose ir miesteliuose jų buvo didžioji gyventojų dalis ar net dauguma. Pavyzdžiui, Ukmergėje jie sudarė 53% visų gyventojų. Lietuvoje suaktyvėjusi fabrikinė gamyba daugiausia buvo žydų pramonininkų rankose. Vilniuje išsilavinimą gavo viso pasaulio kultūrai svarbus litvakai menininkai. Dailininkai Chaimas Sutinas, Markas Šagalas, Mane Kac, Mišelis Kikoinas, Žakas Lipšicas, Markas Antokolskis, žymus smuikininkas Jaša Heifecas, rašytojai Abromas Suckeveris ir daugelis kitų žymių pasaulio menininkų. Vienas iš žymiausių rabinų, Vilniaus Gaonas, kovodamas su hasidizmu, formavo naują, modernų žydo tipą – litvaką, suvokiantį Lietuvą kaip istorinę žemę. Tai yra teritorija apėmusią šiandieninę Lietuvą, Baltarusiją ir šiaurės rytų Latvijos dalį. Jie skleidė Haskalos, žydų kultūrinio sąjūdžio idėjas. Vakarinio Rusijos imperijos tautų atgimimo laikotarpiu prasidėjo ir žydų tautinės savimonės augimas, pasibaigęs sionistinio sąjūdžio susiformavimu. Vilnius tapo bene svarbiausias šio sąjūdžio centras. Ir dėl sionistinės ideologijos, ir dėl netikėjimo nedidelės tautos kūrybinėmis galiomis, Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrimui iš pradžių žydai nepritarė. Tačiau greitai tai įsisąmonino kaip procesą, galinti pagerinti jų tautinę padėtį. 3 jų atstovai dalyvavo Lietuvos valstybės taryboje, stojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę. 1918–1940 metų Lietuvoje aktyviai dalyvavo demokratinių seimų ir miestų savivaldybių rinkimuose. Seime turėjo savo frakciją. Žydams buvo suteikta kultūrinė savivalda autonomija. Valstybė ir savivaldybės skyrė lėšų žydų švietimo sistemai, labdarai, kultūrai vystyti. 1925 metais turėjo 300 pradžios mokyklų, 20 gimnazijų ir progimnazijų, mokytojų seminariją, rabinų akademijas Telšiuose ir Vilijampolėje. Mokyklose buvo dėstoma idiš arba hebrajų kalbomis. Vytauto Didžiojo universitete veikė hebrajų ir idiš kalbų katedra. Žydų studentų procentas medicinos, teisės ir kitose srityse buvo daug didesnis nei lietuvių. Iš viso Lietuvos universitete studijavo 67,8% lietuvių ir 31,4% žydų, nors žydai tuo metu sudarė tik 7% Lietuvos gyventojų.